Kol aš radau šitą taką, kad reikėjo važiuoti visiškais šunkeliais. Na ką, pagaliau pavyko ištrūkti iš miesto. Nublembu, pravariau aš tą plentą šiaip ne taip. Žodžiu, kad nieko gero. Sveiki gyvi, senai matytas, pasikeitęs. Vėl galim susikaupti trumpai kelioniai. Tai va, šiek tiek mėtausi daiktus savo senus. Nežinau, kai kurie net 2 metus pragulėję. Oras geras. Tai gavos taip, kad turiu 3 laisvas dienas. Tai sugalvojau sėsti ant dviračio ir važiuoti kažkur. Tai va, kol kas toks trumpas update'as ir matysim, kaip čia mums tie daiktai tilps. Aišku, kai vienas važiuosiu, tai man šiandien easy bus. Easy. Tai va, pasiėmu keletą daiktelių į parduotuvę pakeliui. Džiaugiuosi, kad vis dar turiu prenumeratorių, tai prenumeruokit. Stengsiuos grįžti į YouTube. Uždėkit like, pasišėrinkit su draugais. Visą laiką malonu pasidalinti savo idėjom. Gal kažkam irgi šaus vieną dieną taip spontaniškai sėsti ant dviračio ir išvažiuoti. Tai ką, važiuojam. Įsidėjau rūbų 2 dienom. Dar reiks įsidėti nuo lietaus, striukė netyčia. Kelnių turbūt net neimsiu. Oro pranašauja gan gerą, tai palapinė tilpo į vidų. Galvojau, čia greitai susiruošiu, bet prisiminiau, kad Mindauginės, tai va, eksprontų. Gerai, aišku, čia toks nelabai gražus, bet man svarbu laikytųsi. Dviratukas pakrautas. Jau sunkiai laikosi, senai su svoriu važinėjau. Istorinis momentas, Mindauginių proga. Mes išminam, šį kartą aš vienas, pagaliau keliausiu vienas. Bus įdomi patirtis. Minsime į tą pusę. Na kągi, let's go. Kai visada minant dviratuką, žiūri pro langą, kad oras geras, bet va išminiau, kol kas vėjas į kaktą. 1 kilometras, nežinau, nuotaika gera. Aišku, noriu greičiau iš to miesto ištrūkti. Su tais bordiūrais, tai ką? Vėliava turėtų plevėsuoti. Net nematau. Yra ten kažkas matosi. Let's go! Trumpas pitstopas pas draugus. Labai tikiuosi, kad dirbu. Turi visko. Ir šaukštą nusipirksiu titaninį. Ir maisto darbiškį. Šaukštą brūkšnelis šakutė. Sveiki. Galima šaukštą tą sulankstomą. Ir dar iš Tactical Food Pack'ų, ką turit. Žiblasda vėliavėlės. Čia rimtesnis iški. Nu, labai gerai, pakeliui. Armijai civiliams įsimečiau košės pusryčiam, kada jeigu bus, šaukštą pasiėmiau. Labai gerai, užsipili vandeniu. Na ką, pirmieji kasekai, taip sakant. Per skubėjimą pamiršau striukiai sėdėti. Pamiršau striukytę. Žiauriai noriu iš miesto, kuo greičiau išvažiuoti. Taip atrodo, kai važinėjai šiaip savo. Tai kaip ir nieko, tie dviračių takai, viskas. Bet kai užsidedi svorį, blemba, kiekvienas nuvažiavimas toks skaudus. Ir aišku, labai bijau dėl palapinės, jinai ten taip
ant vienos gumos sėdi. Labai tikiuosi, kad degalinėje rasiu kokią gumą dar nusipirkti. Arba šniūrą prisitvirtinti truputį. Bet jau tuoj. Išvažiuosim, bus ramiau. Ko aš nemėgstu labiausiai keliaujant dviračiu arba šiaip važinėjant. Ypatingai Vilniuje pastarėjai kokie, nežinau, 3-4 metai, prie kai kieno valdžios. Turim dviračių taką, daug kas gal žino jį nuo Koralų link Gariūnų, kuris baigėsi ir prasideda štai taip. Ir jo tęsinys pažymėtas va čia tokiais takais arba šaligatviais. Ta prasme, važiavau Laisvės prospektu, viskas buvo gerai. Kol aš radau šitą taką, kad man įsimušti, jį reikėjo važiuoti visiškais šunkeliais. Tas, kas nelabai gaudosi ten žemėlapis ir taip toliau, tai net jo ir nerastų. Ir koks čia takas? Gravelis supiltas ir viso. Nu žodžiu. Po truputį palieku miestą jau. Kai kalbėjau apie vėją, tai kalbėjau apie va tokį vėją. Žiauru, jeigu šiandien visą dieną toks vėjas bus. Šikna. Aš nuo kalno minu 30 per valandą. Prieš vėją, nuo kalno. Dabar kita dilema, kur užkast, Makė ar Hezė. Tai va, kai kurie draugai klausė, kaip yra važiuoti plentu. Gerus 10 kilometrų vienu labiausiai apkrautų plentų Vilniaus, iš Vilniaus kas važiuoja. Tai lengvosios nieko, bet kai fūros važiuoja, tai... O, patys matot, sakiau, pafilmuosiu biškį. Bet plentu visą laiką kojos labiau dirba. Norisi neatsilikti nuo eismo. Ta trumpas pitstopas. Truputis junk foodo. Prieš gerus kilometrus 20 turiu jau. Gratukas kaip visą laiką gerai. Planuoju šiandien per valandą 15-20 padariau. Tai planuoju mint šiandien beveik iki Sutemų. Tai manau, jeigu dar 4 valandas minsiu, beveik 100 turėčiau turėti. Reikės susirasti nakvynį vietą. Žiauriai gert norėjau, tai sustojau ir užkasiu dar. Matyt, pradėsiu mint dabar jau keliais. Po truputį gal pažiūrėsiu pagal žemėlapį, gal kažkur neplentu pavyks minti. Oras lepina, bet vėjas trukdo kartais, bet nieko. Kelionės yra jėga. Na ką, pagaliau pavyko ištrūkti iš miesto. Turbūt jau paskutinis dviračių takas šiandien. Tuoj apmažės mašinų. Bus ramybė. Turiu dabar be 10:04. Lietuvos dviračių takai pasibaigė. Minsiu iki 9 gal šiandien. Tai manau visai neblogai padarysiu šiandien kilometrų. Varėnos nepasieksiu turbūt tikrai. Kai atvyksim į stovyklavietę arba bus kas įdomesnio, tai pamatysit. Sėdi ir dirbi. Sėdi ir dirbi. Jausmas geras. Norėčiau, kad taip dažniau pavyktų. Bet su dviračiu reikia laiko. Kada nors.
blembu pravariau aš tą plentą šiaip ne taip. Žodžiu, ir debesys užėjo, ir toks vėjas žoskas. Žiaurus, atsiprašau. Kad lemba vos ėjo pamint. Tas tarpas ten tarp juostos, mašinų pilna. Bet žiauru, nu žodžiu, aš jau Valkininkose. Iki Varėnos tram kilau, tai aš nespėsiu, nes noriu valgyti žiauriai. Tai dabar dvirtakį radau. Varau susirasiu kokį kabaką. Atsigersiu nealkoholinio alaus. Pamastysiu, pažiūrėsiu, kur čia nakvot ir minsiu link Varėnos, kol šviesa bus, nežinau. Turiu ir hamaką, turiu ir palapinę, tai su hamaku būtų paprasčiau man ir greičiau galėčiau minti iki kol sutems, bet reikia žinot, kur nakvot. Žodžiu, bus matyt. Valkininkų žiedas. Gerai, biškį dvirtakių pailsėsiu. Nice. Žodžiu, kad nieko gero. Valkininkus sumaišiau su naujaisiais valkininkais. Naujosiuose valkininkuose kabakas yra, kur galėjau pasikrauti telefoną. Valkininkuose buvo tik Viada, kurią aš pravažiavau. Ir grįžt 5 kilus nebenoriu. Plius ką ten, įsimesiu aš tik sumuštinį ir viskas. O maisto aš turiu, nes aš iki Varėnos nespėsiu. Dabar yra beveik 7 ir dar 30 km, tai Varėnoje būsiu 9. Nebent prie Varėnos žinočiau, kur man miegoti tenai. Tada spėčiau. O šiaip tai biškį namų darbai nepadaryti. Nu ir aišku, tas mano valandos vėlavimas išvažiuoti pagal savo planą. Tos valandos man netrūksta šiandien. Bet nieko. Pagal viską šiaip labai gerai, 70 km jau yra. Tai dar 10 liko man iki to, ką planavau. Tai nežinau, minu link Varėnos. Tada žiūrėsiu, gal ir rasiu kokį kabaką čia, bet labai abejoju. Labai abejoju čia. Aišku, yra čia tų baidarininkų, visokių sodybų, bet vat kabakų nemeta Google'as. Nu, Vilniaus pirkinėjai trasą. Žiauriai šitas krepšelis patinka. Na, įsimečiau dešrelių. Nerealiai, ta pirma kelionės diena visą laik tokia būna, keičiasi kraštovaizdis, žinai. Dar saulė aukštai, dar turiu keletą valandų, dar paminsiu. Bet nu, dėl šitų miškų ir atminiau čia. Realiai taip minimo 5 valandos ir beveik Varėnoj. Būtų mano dviratis geresnis, tai būtų ir kiti kilometrai. Aišku, ne dviratė esmė. Bet nu žiauriai man čia patinka šitie kraštovaizdžiai. Tai nusukau nuo plento, ten jau pyktis toks buvo net paėmęs. Bet nebuvo man kaip ten pravažiuoti kitaip. Bet miškais reikėtų buvę važiuoti. Tai 10 kilų plentų pavažiavau, dabar va vėl visiškai tuščia. Ir tokiais va keliais ir keliausiu šitas dar 2 dienas. Gal 1, nežinau. Bet sakau, nesiparinu, turiu sriubos, turiu konservų, makaronų, vandens svarbu. Man reikės rasti vandens. Ir žiauriai nice. Žiauriai nice. Ta prasme, kiek kelio skirtumas. Ble, čia manęs mašina net neaplenks.
čia reikės žvyrkeliu važiuoti klausyt, ar mašinos atvažiuoja ir važiuoti žvyrkeliu. Tram, kilų. Toks kelias. Karočią, kabako tikrai nerasiu čia šiandien jau. O saulės vis spinduliai žemyn ir žemyn. Tai galvoju, man labiau verta nusukti nuo kelio, ieškoti nakvynės, negu iki tos Varėnos pjauti ir po to ten naktį neaišku kaip minti. Žodžiu, diena darosi tik įdomesnė. Nu žodžiu, 80 kilometrų ir pusė 8. Tai žodžiu, jau nusukau nuo kelio. Bandysiu dasigauti iki Merkio. Čia kokiu dar 10 kilų vis tiek man gausis. Pavažiuosiu, bet bent jau gal tvarkingai nakvynę turėsiu, o rytoj tada anksti keliuosi, košytę, nes užėjau čia, kaip tik radau parduotuvėlę pakely. Tai sako, artimiausias kabakas tik Varėnoj. Tai man neapsimoka dėl kabako plėšytis. Geriau aš dar pačilinsiu, šiandien pailsėsiu, rytoj turėsiu pilnesnę dieną. Tai jo, žodžiu, jungiu navigaciją, tuoj parodysiu. Iki kur gausis mum atminti. Viena tokių linksmesnių, tokių kelionių dalių, kai tu nežinai, kur tu miegosi. Turi taip susiplanuoti, kad turėtum laiko. Aišku, aš nekalbu ten apie visokius kempinimo dalykus ir taip toliau. Jau kas spėsi, tas spėsi, dažnai laužo ir nespėjai. Bet tai dabar laužas nebent dėl lodų, šilumos tai tikrai nereikia. Just for chill nebent. Tai va, dabar šis ramybė. Visiškai. Aišku, sunkiau mint tokiais keliais, bet kažkur čia turėčiau užmint, va. Nusistačiau kaip ir vietą, kur galėčiau aš prasinešti dviratį iki upės. Kažką gal sumastysim šiandien dar. Stay tuned. Nu, hebrytė nerealiai. Biškį turėjau pavargti per tokias džiunglės. Bet kažkas čia atvažiuoja, tikiuosi nesupyks. Kas čia sutvarko, bet blema, kokią viečikę, pažiūrėkit. Nerealiai lieptelis. Viskas smėliukas. Pavargau. Ble, visas kojas nusidilginau. Bet nerealiai čia per GoPro net nesimato. Žiauriai geras spotas. Net nesitikėjau tokį rastą. Eik tu savo. Čia palatkę nusimesiu. Gal net nesimesiu, šiandien nelis. Taip ir miegosiu. Eik tu savo. Pirma dienelė. 8-3 kilometriukai. Per pietus išvažiavus. Nu žiauriai, žiauriai. Blema vaizdelis, reiks nuotrauką padaryti. Nieko nelaukiu. Šoku, aš maudytis jaučiu. Įdomu, kaip čia saulė leisis, nu žiauriai gerai. Ir toli nuo kelio, sakau, čia gal žvejai ateina ar kas, gal nesupyks aš iš ryto. Iš ryto planuoju anksti keltis.
Labas rytas. Žadintuvas mano. Tai o miegmaišis mano toks buvo. Su tinkleliu nuodų. Dabar yra po 6:15. Kaip ir beveik užtenka jau, bet dar biškį pagulėsiu. Miegojęs gerai, bet tik tai Mindauginės chebra šventė, tai kiekvieną dainą sudainavau su jais. Repertuaras geras buvo, tai labas rytas biškį patinęs, bet jau nusiprausiau. O, žiauriai geras miegas buvo. Tiek, kiek miegojau. Nes ten nežinau, ar pravažiuosiu ar ne, kažkur gal iš kokio pusės kyla. Tokių gerų sodybėlių buvo naktį. Mindauginės. Nu, nieko nepadarysi. Ir patys kartais tokie esam. Tai va, šiaip jaučiuos gerai, galvau, gal su nugara bus problemų. Tai va dar tik tai užpakalio netikrinau, kai bus atsisėdus, bet bus aišku, bet pasižiūrėjau, Druskininkus realu pasiekti. Pasižiūrėsiu. Šiandien daugiau gamtoj suksiu per Čepkelių rezervatą, ten visą tą pasivažinėti, turiu porą vietų. Tai va, bus įdomu. Aišku, nesitikėjau, kad taip vėsu bus. 10 laipsnių, tai iškart telefonai, GoPro kameros sėsta viskas ir bandau krautis. Na ir va, tvarkausi po truputį. Nežinau dar ar pusryčiausiu čia ar mint kažkur, nes realiai išminsiu 7, kol pasieksiu kokią parduotuvę. Norėčiau bandelės kokios su jogurtu. Žiauri košių aš nemėgstu. Nes košės tai turiu. Galėčiau pasidaryti biškį svorio nuo dviračio nukristi.
pagaliau savo takelį palikau, jau pagrindiniam kely. Na, praėjo 10 km, tai 10 km ir reikėjo, kad grįžčiau į savo tempą plius minus. Gavau asfalto gerą, labai gerai rieda. Iki Varėnos 9 km. Varėnoje stabtelsiu, stipriau papusryčiausiu, gal telefoną pasikrausiu. GoPro matau, vėl išsikrauna. Žiauru. Liko tik vienas powerbankas. Kažkaip labai greit šį kartą. Jo, gerai, kad ryte anksčiau išmyniau biškį mažiau mašinų. Buvo. Bet jo, šiaip gerai. Biškiai kažkas su grandinė darosi. Nežinau, reiktų pavalyti, bet čia dėl 100 kilų negali būti. Kažkokie biškiai garsai tokie. Nice. Tai vat ko man patinka dviračiu keliauti, kad va, kažkurio metu vis tiek kažkokią civilizaciją pasieksi. Greičiau kilometrai renkasi, nei ten peškom, pavyzdžiui. Baidare tai išvis ten. Gal kebabėlį šauti pusryčiam. Kamala. O žmonės braškės kaip perka. Šiaip man į turgų reiktų maikės. Iš pirmą varau degalkį padangas pasitikrinti. Nu, palieku Varėną. GoProškės vienas akumas belikęs, powerbankas vienas, nes kai kurios kafuškės dar nedirbo, Circle K labai mažiukas irgi tik tai užkandau. Varau link savo paskutinės geležinkelio stoties ir tada nežinau, žiūrėsim. Nu, šiandien dar nenoriu namo, rytoj gal ryte. Paskutinė stotelė traukinio Lietuvos. Toliau nevažiuoja. Aš čia ir planavau finišuoti, bet dar tik po 12. Tai vat sprendžiu dilemą. Lipti jau ar dar važiuoti kažkur tai. Ką, palieku savo tašką Marcinkonis. Apžiūrėjau sodybą etnografinę. Daug dviratininkų sutikau. Šiek tiek persimetėm porą žodžių. Daug čia važinėjančių, sakė, ne pirmą kartą jau. Nu ką, aš jau be maikės. Jau laukiau šitų ženklų. Sveiki. 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 Yeah. Nu va.
Neina žmonės kažkur. Nu ką, minų visiškoj necivilizacijoj. Nei ryšio, nei interneto, nei jokios kavinės, nieko. Dar gerus 15 kilometrų. Visiškos dykinės. Da gerai mašina viena kitą pravažiuoja, nepravažiuotų, tai iš vis ragas. Važiuotum toks kaip neaišku kur. Nu, Merkinės nepavyko. Pasiekti šį kartą, paliksim kitam kartui. Liko 2 kilometrai. Sakiau, norėčiau šiandien dar 100 padaryti. Holy shit. What the? Vengrija. Wow. Aš asmenė, čia druskininkų kelias, man atrodo, taip. Kazakstanas, Lietuva. Holy shit. Jeigu gerai suprantu, tai čia tokia eilė į pasienį. Nes prie Druskininkų yra Baltarusijos siena. Wow, dar iki Druskininkų 2 km. Nu, aš dar pasitikrinsiu, ar aš tikrai čia. Aš kažkaip sugebėjau pravažiuoti šitą ženklą, labai mažiukas. Bet ten matyt yra nuoroda, kad vilkikai nesuktų čia per miestą. Nežinau. Mes čia per 2 dienas. Realiai. Jeigu vakar irgi iš ryto būčiau išvažiavęs, tai jau per pietus Druskininkuose būčiau. Nice. Nu ką, civilizacija. Dvirtakiai, visa kita. Gal į kokį spa įsimesti? Jo, aš žiauriai valgyt noriu, einu savo. Atvariau, kur kažkada labai patiko. Druskininkų pliažas. Eisiu nealkoholinio alaus. Labai gut. Labai gut. Poilsis pagaliau. Nealkoholinis. Nu ką, finišas. 2 dienų kelionės. Tai bendroj sumoj gavus per 2 dienas beveik 180 km. Per 2 dienas tokia mini kelionė labai gerai man patiko. Nu šiandien ką turiu ir vandenį, ir VC, ir viską. Pasiėmiau kempingą, tai lafa. Šiaip taip, jeigu ilgiau keliaujant, tai pridaryčiau, ieškoti kažkokių tokių kempingų. Ačiū, kad žiūrėjot. Džiaukitės vasarą. Nepamirškit prenumeruoti, nors ir retai keliu, bet dėkit like, stengsiuos dėti visko kuo daugiau.
Iki.